Kas vyksta mūsų gyvenime, jeigu nėra mainų? Yra toksai vienas iš visatos dėsnių, yra davimo ir gavimo dėsnis. Duodi, gauni, ar ne? Imu ir duodu. Ir labai dažnai būna šita grandinė pažįsta. Na, apskritai, visatos dėsniai irgi viena iš tų dalykų, ką labai paprasta suvokti ir integruoti į savo gyvenime, bet žmonės nedaro. Kodėl žmonės skundžiasi, kad yra blogai, bet nieko nedaro? Dėl to, kad iš tikrųjų jiems yra patogu ir yra kažkokia nauda, toje situacijoje, kurioje jie yra. Nes kai jau bus labai blogai, tai žmogus tikrai kažką darys, kad nebūtų taip, kaip buvo. Tai grįžtant prie davimo ir gavimo dėsnio, turėjau dabar nemokamą stovyklą ir norėjau truputėlį trumpai pareflektuoti. Žinau, kad jums labai įdomi tema, daug atgalinio ryšio sulaukusi. Ir tai vienok buvo mano toksai socialinis eksperimentas ir dabar pasakysiu, dėl ko daugiau nemokamų stovyklų nedarysiu. Tai šitoje stovykloje šitą buvau kaip ir įsivertinus, susimačius, kad atgalinis ryšys ir feedbackas bus ko gero mažesnis negu standartiškai būna po kiekvienos stovyklos, nors pačios stovyklos metu pokytis, transformacija, rezultatas buvo akivaizdus, pakilėjimas ir viskas įvyko galbūt netgi stipriau negu būna paprastai. Tai toms moteriams labai lengva daryti pokytį, kai yra daug labai visko prisikaupę, tai tas pokytis yra lengviau pamatomas negu kai žmogus jau ilgą laiką kažką veikia ir daro dėl savęs su savimi. Tai kodėl labai svarbu nesustabdyti davimo, kai gauni, ir nesustabdyti gavimo, kai daug duodi, nes tada pasižeidžia visas šitas visatos dėsnis ir pradeda žmogus gyventi trūkume ir išeina iš gyvenimo gausa. Tai jūs kviečiu atkreipti dėmesį į tą savo balansą tarp to, ką duodate, ir balanso tarp to, ką gaunate, ypatingai jeigu jaučiate, kad kažkuri pusė yra stipriai nukentėjusi ir ta gausa iki jūsų niekaip ir neateina. O nemokamas stovyklas nuo šiol nedarysiu nemokamai, darysiu simboliškai, bent kad kainuotų 15 eurų, vien tik dėl to, kad saugau savo energiją, nes tie žmonės, kurie rezervavo vietą, tikrai buvo nemažai, kurie neatvažiavo, kurie turėjo būti čia. Tai reiškia, kad jie užėmė kito žmogaus vietą. Tai nuo šiol bus kažkoks minimalus, aš toje stovyklų šito koncepto tikrai nenutrauksiu ir aš jas toliau darysiu, bet nuo šiol bus kažkoks minimalus mokestis, kuris galbūt man išlaidų nepadengia, bet tai yra kažkoks energetinis indėlis tam, kad aš čia būčiau ir neužimčiau kito žmogaus vietos. Ir jeigu kažkam ir tie 15 ar ten 20 eurų bus per daug, tai tiesiog žmogus galės parašyti, kad gerai, aš negaliu dabar sumokėti 15 eurų, aš galiu sumokėti 5 eurus arba 1 eurą, bet tai bus jo pastanga, tai bus tai, ką jis įdėjo. Ir mainai visada yra labai įvairūs, ar ne? Pavyzdžiui, gražus žodis po stovyklos jau yra mainai, kažkas atsivežė tortą, jau irgi įvyko kažkokie mainai, kažkas paliko gražų atsiliepimą, jau įvyko mainai, tai mainai vyksta nuolatos ir o man šiaip asmeniškai sukėlė daug vidinių procesų. Labai buvo įdomu stebėti jūsų reakcijas, jūsų žinutes, nes nemažai kas parašėte man ir asmeniškai dėl šitų stovyklų, tai kai aš jau tai dariau, aš jau buvau numačius galimas variantus, kaip viskas klostysis, tai klostėsi panašiai taip, kaip buvo vienas iš mano plano. Bet man gyvenime labai patinka eksperimentuoti, tyrinėti ir kurti, tai tikrai šitų durų neuždarau ir tos stovyklos vyks. Ir netgi dar šią vasarą pakviesiu, tai prenumeruokit mano naujienlaiškį sąmoningoskelionės.lt ir sekite Instagrame bei Facebook'e.